Klientas pasirinko apsiklijuoti priekį PPF-ą, o visas likusis kėbulas yra padengtas keramikinė danga. Klientas norėjo apsiklijuoti PPF-ą, mes įsiklausėm jo lūkesčius ir pasiūlėm jam geriausią variantą. Pasirinko apsiklijuoti priekį PPF-ą, tai įvėjo kapotas, pilnas bumperis su plastmasinėm detalėm irgi, žibintai ir dar papildomom detalėm aplinkui. Tai būtų stogas, veidrodėliai, kaušeliai, durų kantai ir dar bagažinės juostelė. O visas likusis kėbulas yra padengtas keramikinė danga, taip pat ratlankiai ir stiklai. Sprendėm taip dėl to, kad jeigu priekis bus apklijuotas PPF plėvelė, o niekas kito ant kėbulo nebūtų neliesta, tai tada labai ryškiai matytųsi skirtumas, kur apsauga bus be jokių susibraižymų, be nieko, o neapklijuota dalis purvinsis lengviau ir ten susibraižys. Tai užtat nusprendėm tokį hibridą padaryti, kad kėbulas liktų vienodas.